Ar įmanoma tapti sėkmingu, a, pakankamai turtingu arba pasiturinčiu tam, kad jums užtektų visko, laimingu ir aplamai va to ingu ir ko tam reikia? Tai iš tikrųjų pasakysiu, kad taip, tikrai kiekvienas gali tapti sėkmingu ir to ingu. Tik tai žmogus dažnai neturi žinių, neturi įpročių ir neturi tos informacijos ir neturi kažkokio pavyzdžio, gyvo pavyzdžio, kaip tą daryti. Nes dabar vaikai savo tėvų nemato, kaip dirba, tėvai išeina ir vaikas eina į mokyklą arba lieka namuose ir mato tik tai jo rezultatą, kad tėvai turi pinigų, mes galim ten viską pirkti kaip šeima, mes galim daug ką leisti, bet nemato, kaip tėvai tą pasiekia, kaip jie uždirba pinigus. Ir tada jiems lieka tokia spraga, nes vaikai nuo gimimo jie mato ir jie kaip kempinė sugeria viską, ką mato ir taip po to ir gyvena. Ir jie nemato, kaip uždirbami pinigai ir dėl to nežino, kaip tapti sėkmingu. Čia ne apie visus, bet apie daugumą. Tėvai nebendrauja, nes per daug pavargę nebendrauja, neaiškina, kad taip aš einu, ten tą darau, kaip ką darau, kokios yra profesijos. Nes irgi šiais laikais dauguma tiesiog bando vytis pinigai, kaip rezultatas, pinigai, kaip procesas. O pinigai tai čia yra tiesiog kaip pasiekmė to, ką aš darau. Ir grįžtant prie to, kaip tapti sėkmingu, tai kiekvienas gali. Nes visų žmonių poreikiai yra vienodi, ta prasme, kad yra fiziologiniai poreikiai, psichologiniai poreikiai, emociniai poreikiai. Ir kiekvienam žmogui visko reikia. Tai anksčiau buvo barteriai, dabar yra pinigai, bet ką jūs bedarytumėt, vis tiek kažkokiam žmogui to reikės. Ir tapti sėkmingu, tai vėlgi grįžti prie savęs. Aš galiu kažką daryti, uždirbti tikrai labai daug pinigų, bet aš dirbsiu per prievartą, aš darysiu tai, kas man nepatinka, tai, kas man, pavyzdžiui, visai ne prie širdies. Taip, aš būsiu turtingas, bet iki tam tikro laiko. Ir tada perdegimas, tada apatija, tada depresija. Kodėl? Todėl, kad aš darau ne tą, kam esu skirtas. Ir dabartinė ta rutina, dabartinės mados, studijos, kad dabar be aukšto išsilavinimo tu esi nulis, tai vardan ko popieriukas, tas diplomas, vardan statuso, pinigų, kurie neneša laimės. Ir tas žodis sėkmingas, tai kiekvienam yra apie savo sėkmę. Pavyzdžiui, vienai moteriai sėkmė bus nuostabi žmona, nuostabi mama, kitai bus lyderė, direktorė, trečiai gali būti, kad, pavyzdžiui, jinai dirba valytoja, bet jinai mato tame didžiausią prasme, jinai daro švarų pasaulį, jinai daro švarias patalpas, kur žmonės gali gyventi švariai. Bet jinai laiminga, kad jinai daro švarą. Kažkas sėkmingas, nes sėkmingas tiesiog ūkininkas, kuris augina ne dėl pinigų, o, pavyzdžiui, dėl ekologiškumo, kad iš širdies augina daržovės, vaisius, žolelės, be jokių chemijų ir džiaugiasi to, kad gali užauginti ir pasidalinti tuo su žmonėm. Taip, už pinigus, bet ne savo, o gali pasidalinti. Ir tai yra sėkmė. Tai kaip tapti sėkmingu, tai pirmas dalykas atsiribot nuo viso pasaulio, tiesiog sustot. Ir pažiūrėt, ar tikrai pažįstat save. Ir tas jausmas, žinot, kaip atrodo, aš žiūriu, net galit kaip technika, aš žiūriu į veidrodį ir ką aš matau.
Galit pradžiai, pavyzdžiui, pasižiūrėti taip, ten tokie plaukai su akinukais, kažkur apgamas, rudos akys, tiesiog apie savo atvaizdą, fizinį. O tada, o kas ten? Žiūrint savo į akis veidrodį, o kas slypi ten giliau? Kas ten? Ir mažai kas žiūri būtent, kas ten. O ten yra dar emocijos, ten yra traumos, ten visko yra. O kas ten laimingas? Ir taip žiūrim, o kas ten giliau? Kas kart vis giliau ir giliau ir dar giliau. Ir neįsivaizduojat, iš savo patirties, kas kart, ne kasdien, bet kažkoks laikotarpis tiesiog žiūri ir matai dar giliau. O ten dar tas, o ten dar tas, o dar yra anas. Ir ten tokia įvairovė. Ir būtent, kad žiūrim ne plačiai, o žiūrim giliai. Ir pamatom tokias platybės. Ir tik drąsus gali pasižiūrėti ten. Bet aš tikiu, kad kiekvienas, kuris žiūri šitas video, turi tos drąsos. Kitaip jūs nebūtumėt čia, nežiūrėtumėt mano video, nesiklausytumėt mano video. Kiekvienas gali pasižiūrėti. Taip, ten kartais skaudu, bet ten yra ir labai gražių vaizdų. Ten kartais tiesiog nepakeliama, bet šalia yra kažkas, kas net tuo metu, kai jums atrodo buvo nepakeliama, ten buvo šalia. Ten tikrai visko įvairovė, emocijų, prisiminimų. Ir būtent tiesiog sudėliot, pasižiūrėt, pačiupinėt kiekvieną, čia žinot, kaip atidaryt spintą ir pamatyt savo gyvenimo daiktus, gyvenimo patirtis. Pačiupinėt šitas žaislas mano vaikystės. O, kiek ten skausmo. O ten va, toks žaisliukas, kiek ten džiaugsmo. Kaip aš prisimenu mūsų šeimos šventės, vakarai, išvykas, atostogas. Kiek ten yra džiaugsmo, laimės, koks aš buvau laimingas, kokius laimingus mačiau tėvus. O ten numirė mano mylimiausias kačiukas ar šuniukas. Kiek sielvarto aš turėjau. Ir pačiupinėjom kiekvieną tokį daiktą, kiekvieną situaciją. Ir taip einam gilin į tą savo spintą ir pamatom tikrą savę, iš ko mes susidedam, o kodėl aš elgiuosi taip, kodėl aš nerealizuoju savęs. Ir susipažįstam taip su savim ir tada atrandam tą savo sielą, savo tą tokią prigimtį, o visgi aš visą gyvenimą nuo vaikystės svajoju daryti tą. Bet aš visiškai esu dabar kitam, tam pasaulio pusrutulį. Ir kaip aš galiu sugrįžti į tą? Pabandyt. Tiesiog pabandyt. Jūs čia išlikti jūs visada galit. Bet šalimais čia jūs galit mažais žingsniais eiti į tą, ką jūs svajojot. Ką jūs jautėt, kad tikrai darėt arba kad galvojat, vau, akis jums žibėja tiesiog. Ir būtent, kai jūs grįžtat į save, į tą savo prigimtį, kur jūs darot kažką iš širdies, ten ir yra jūsų sėkmė. Ir ta sėkmė tikrai nematuojama pinigais, turtais. Jinai matuojama būtent jūsų pojūčiu. Ar aš jaučiuosi laimingas, tai reiškia, aš tikrai buvau sėkmingas ir esu sėkmingas. Nes aš sukūriau tą, ką tiesiog esu laimingas. Tai kaip dar kartą grįšiu. Gali būti valytoja, bet jinai tiesiog darys viską, taip švarins aplinką visą. Ir jinai bus laimingiausia, sėkmingiausia moteris visam pasaulyje. Gali būti autošaltkalvis. Jisai taip įdomi, jam taip įdomu, jisai taip remontuos, kad jisai, žinot, kai sako, kaip žuvis vandenį plaukė tarp šitų varžtų, tepalų, visokių replių. Ir jisai tiesiog darys iš širdies visą tą. Ir tai yra sėkmė. Ir tikrai kiekvienas iš jūsų gali tapti sėkmingu.
jeigu sugrąžins savo dėmesį būtent į tą savę ir eis į gyvenimą, į savo veiklą, į savo realizaciją, būtent vedamas iš širdies.